Salon Polityczny. Renata Witman, dzień dobry. Naszym gościem jest dzisiaj Ginteras Steponavičius, poseł na Sejm, Ruch Liberalów Litwy, były minister oświaty i nauki. Dzień dobry, witamy. Labas rytas. Labas rytas, dzień dobry państwu. Vakar premjeras Butkevičius laidoje Dėmesio centre pasakė, kad Lietuvos ambasadorius Rusijoje buvo taip pat ignoruojamas ir izoliuotas panašiai kaip ir Lietuvos ambasadoriai Lenkijoje. Kaip jums toks palyginimas? Nenustepsiu gavęs tokį klausimą būtent jūsų radio stotyje, bet galėčiau pasakyti, bet, kai išgirdot, kaip premjeras taip sakė, nenustebot? Man pasirodė netinkama paralelė, nes vis tiek šiuo atveju tai yra skirtingos tradicijos ir skirtingo, sakykime, politinės sanklodos valstybės ir ištakos vienos ar kitos valdžios elgsenos yra visai kitos. Tai man norėtųsi tiesiog pasižiūrėti blaiviau į patį procesą ir ypač žvelgiant į Rusijos pusę, nes jei atskiri, sakykime, ten, kiek aš žinau, Lenkijos Seimo nariai ar ten komitetai aštriau žiūri į santykius galbūt su ambasada mūsų ar į Lietuvą, tai tuo tarpu aš nebejoju, kad Rusijos atveju veiksmai yra koordinuoti ir aukščiausių lygių mūsų ir kitų valstybių atžvilgių, kurios yra aktyvios šitam regione, kviečiant kitas šalis integruotis, ir todėl aš sakyčiau, smulkiai paralelė nebuvo taikli paralelė. Jinai nebus turbūt nepastebėta Lenkijos ambasadorius, Lenkijos pusės ir paveiks tai mūsų dar santykius, ar kaip manot, kaip čia? Nemanau, kad šitas, sakykime taip, šita žiežirba čia ar kokia skiedra galėtų kažkaip būti rimčiau įvertinta. Laikyčiau čia, nurašykime ant dar vienos ministro pirmininko lapsus lingve. Manau, kad tai tik lapsusas, o ne Lapsusas lingve reiškia labiau kalbos klaida nei lapsusas politinė prasme. Prezidentė pasakė, kad vyriausybė atsako už rytų politiką, o jį už vakarų. Kaip jums toks palyginti, toks paskirstimas? Čia beveik susirinkom, matau, analizuoti pastarojo metų pasisakymų. Galėčiau savo įspūdį trumpai irgi tada pasakyti. Man atrodo, kad čia buvo labiau kontekstas turėtas šio trumpojo laikotarpio, kur tikrai prezidentė savo ryšių ir, sakykime, taip patirties dėka pirmininkaujant Europos Sąjungai tikrai atlieka svarbu vaidmenį, nors negali pasakyti, kad ir vyriausybė su ministru pirmininku priešaky būtų pasyvus šitą pusmetį. Tai aš manau, kad čia tam turi, neslėpsiu, tame tarpe įtakos konkurencinėme lauke, kalbant apie tai, kas mūsų laukia gegužės mėnesį prezidento rinkimai. Ar manat, kad tas triukšmas dėl Rusijos pradėtų sankcijų Lietuvai, kurios jau ir Butkevičius vakar pripažino, kad ekonominės sankcijos tampa politinės sankcijos po ekonominės, ar tai neišsubos valstybės vairo? Yra tokia grėsmė, kaip manau? Manau, kad šiuo atveju tam tikrą prasme aštri visuomenės, verslo ir, sakykime, ir mūsų atveju opozicijos reakcija privertė tame tarpe aktyvesnių veiksmų imtis tą patį ministrą pirmininką ir jo komandą. Buvo kurį laiką, sakyčiau, atsainiai ir pasyviai stebima situacija, reikėjo ieškoti tų kontaktų. Ne tada, kada jau procesas buvo tapęs, sakykime taip, įsibėgėjusių ir grėsmingų, o šiek tiek anksčiau. O antra vertus, aš manau, kad mes visada turime gerą pamoką, kai gaunam tam tikrą šaltą dušą ir mūsų verslas prisiminti, kiek nepatikima yra Rusijos rinka, kiek neprognozuojamų veiksmų gali laukti ir paprastai po to bent jau dalis verslininkų intensyviau atranda ir čia valdžia turi padėti susirasti naujas rinkas mūsų produkcijai. Nebejoju, kad ir šiuo atveju tam tikri postumiai teigiami į kitas rinkas bus. Bet tokiose situacijose, kaip dabar kontaktai su Rusija, turėtų būti didžiulė visų įstaigų konsolidacija, bendras sutarimas, bendradarbiavimas. Ar toksai yra? Galėčiau pasakyti, kad taip turėtų būti. Vėlgi,
čia šiuo atveju vienos ar kitos institucijos ar pareigūno kraštiniu daryti nereiktų. Kažkas sako, ambasadorius kažko nepadarė, ar kita tarnyba to nedarė, arba nepradėjome šokti pagal Rusijos dūdelę, kad čia nedalyvautų tame politiniai pareigūnai, tarkim, ministrai ar panašus. Na, žinot, turim turėti ir savo orumo kaip valstybė, bet antra vertus, šiuo atveju dar kartą noriu pabrėžti, aiškesnės lyderystės iš ministro pirmininko tikrai norėjosi matyti. O mūsų ambasadorius, Lietuvos ambasadorius Rusijoje, ar neparodė, kad jis yra silpnas tiesiog, jeigu reikėjo Vinkų specialiai siūsti, kad jisai ten bandytų surasti kažkokių kontaktų, suskambinti ir taip toliau susitikti? Nemanau. Manau, kad Renatas Norkus yra vienas profesionaliausių diplomatų apskritai mūsų diplomatinėje tarnyboje, tik tai čia veiklos laukas yra post-tarybinis, kur, na, sakykime taip, ponas Vinkus kaip senas nomenklatūros mokyklos praėjęs žmogus jautėsi labiau kaip žuvis vandenį, bet tai nereiškia, kad mes turime žaisti arba gyventi pagal jų gyvenimo sanklodą. Taip, ne visus, sakykime, ledus ambasados lygių galima pralaužti ir šitą istoriją geriausias to pavyzdys. O ką dar gali Lietuva realiai pakeisti santykiuose su Rusija? Kuo mums dabar galėtų padėti ir ES ir su ES? Ar reiktų kreiptis labiau? Aš manau, mes jau girdėjome iš ES ir pakankamai aukštų pareigūnų gan stiprių pareiškimų. Ir tai vienas iš tų pavyzdžių, kai vis dėlto ES komisarai atskiri nebuvo pasyvūs stebėtojai. Manau, kad šitas, na, sakim, toks pagrumojimas Lietuvai ir atskirom šalim, mesgi žinom, kad ir Moldovos atžvilgių, ir Ukrainos atžvilgių yra galbūt skirtingi ir specifiškesni veiksmai, bet tam tikrą spaudimą darantis. Tai aš manau, šitą bangą atslūgs ir tiesiog mums reikia žinot, kad kai yra tam tikrai smūgiavimai iš rytų, atoveiksmis turi būti ne vien pavienės valstybės kaip Lietuva, o ir kitų šalių. Tai šia prasme, manau, kad ir pirmininkavimas mums šiek tiek padeda sutelkti tą paramą ir jam matyt, ir Rusija, aš manau, tą taip pat pastebėjo. Keičiam temą, premjeras patvirtino, kad girdėjo, jog partija Tvarka ir Teisingumas, Pakso partija, garantavo paramą rinkimuose dabartiniai prezidentė Grybauskaitė mainais už Uspaskicho laisvę. Jūs girdėjote tokių gandų irgi? Ne, aš nebuvau girdėjęs, bet natūralu, kad jeigu tokie pokalbiai įvyksta, vienaip ar kitaip turi būti reakcija, o ne vėl pasakymas taip, aš girdėjau ir kas. Pasakytų analitikai, tai ne tik ką jūs manote, premjerė, bet... Palaukit, tai premjeras padarė klaidą, kai pripažino, kad girdėjo, ar... Ne, tai tarkime, jeigu traktuoti tai, kas vakar nuskambėjo, kaip tai, kad jis patvirtino, kad girdėjo, tai, sakyčiau, vien girdėjimų jo, sakykim taip, sugerti tą informaciją, būnant premjeru ir koalicijos lyderiu, neužtenka. O ko dabar taip, o ko dar tikitės, kaip turėtų reaguoti į tai premjeras, jeigu ir girdėjo? Aš tikėčiausi tam tikros socialdemokratų reakcijos. Vis tiek dažnai koalicija renkasi, ne viskas galbūt iš uždarų durų išeina, bet šita yra įdomi, savotiška koalicija. Kokia turėtų būti reakcija socialdemokratų? Jinai turėtų būti labai, mano vietoje, jinai turėtų būti aštri ir principinga, nes negali žaisti keliais frontais, bet mes juk girdėjome ir socialdemokratų planus, kurie, taip sakant, į žiniasklaidą jau pateko rašytinio pavydalo apie tai, kaip jie ketina neutralizuoti ir suvienyti pajėgas prieš prezidentę, prezidento rinkimų kandidatūrų kelimas, išnaudojant administracinį valstybės resursą. Tai mes matom, kad šita koalicija mentalitetiškai jie yra panašus. Ir politikos lygis yra... Ir jis yra vat toks. Yra toks, koks yra, sakot. Gerai, ne tik sakau, matosi. O kaip gerai, dar keičiant temą, kaip manot, kodėl socialdemokratai susvyravo klausimų dėl generalinio prokuroro atleidimo? Na, manau, kad vėlgi nereikėtų generalinio prokuroro istorijos, kaip dalis žiniasklaidos mano ar bando ją suvest,
traktuoti kaip noras atkeršyti prezidentai. Šiuo atveju mes, liberalai, Seime balsuojame už tai, kad jo veiklą visų pirma įvertint neigiamai ir tame tarpe balsavome už tai, kad siūlyti prezidentai atleisti iš pareigų prokurorą. Ne dėl to, kad čia šitas žmogus yra prezidentės statytinis, o dėl to, kad yra tikrai silpni gebėjimai. Statistika, kurią prokuroras giriasi apie neva sumažėjusį nusikalstamumą, yra tik tai iš esmės pagal vieną parametrą, nes yra atsiradusi smurtas artimoje aplinkoje arba šeimose, kur išaiškinimas yra labai aukštas ir dėl to tikrai mums atrodo dėl objektyvių, aiškių nekompetencijos priežasčių. Jo, bet ar vieno žmogaus pakeitimas ar išspręs visų problemų prokuratūros? Pažiūrėkite, jeigu visa prokuratūra yra išsiubuota, profesionalai masiškai išeina, šviesiausi prokurorai, netgi kad galėtų savo poziciją išsakyti, priversti į profsąjungas burtis, tai atmosfera yra labai bloga. Nepykit, bet nuo vadovo, nuo vadybinių, nuo gebėjimo kalbėtis ir sutelkti žmonės priklauso labai daug. Bet kurio organizacijoje vadovo vaidmuo yra iki 50% bet kokio kolektyvo sėkmės. Bet tie, kurie palaiko prokurorą Valį, jie sako, kad jisai yra nepriklausomas, nes nepriklauso sostinės prokurorų grupiai. Ir toks argumentas jums yra rimtas? Aš kaip tik galiu pasakyti, kad dalis generaliniai prokuratūrai žmonių kaip tik Valį palaiko. Tai čia nėra ta didelė tokia prokuratūra, kad galėtume sakyti, kad čia yra kažkokios įtakingos ar didesnės grupuotės. Šiuo atveju, man atrodo, kad jo nepriklausomumas gali būti apibūdintas labiau kaip neryžtingumu ir negebėjimu spręsti aštriausių problemų prokuratūroje. Šiaip įdomi situacija, nes Liberalų sąjūdis, Darbo partija ir tvarkiečiai už atleidimą. Tuo tarpu Tėvynės sąjunga ir Lenkai ir pusė socialdemokratų beje palaiko Valį. Ko tai galima būtų? Tai aš dar kartą noriu pasakyti, mūsų motyvai jokie... Yra skirtingi, jūs manote? Tikrai, aš ir nebrėžčiau, kad čia yra norima, kaip kažkas sako, suburt frontą prieš prezidentę. Ne, ir laikyčiau, kad matykime esmę ir šiuo atveju motyvus turbūt skirtingos partijos turi irgi skirtingus. Aha, bet buvęs Konstitucinio teismo pirmininkas Egidijus Kuris tvirtina, kad Seimo statuto pataisos, kuriamis remiantis prezidentė raginama atleisti generalinį prokurorą, peržengia konstitucijos ribas. Ir jis sako, kad iš vis generalinis prokuroras neturėtų Seimo pateikti jokių ataskaitų. Čia jau kita tema. Ką jūs apie tai manote? Tai yra teisininkų ginčas, Teisės teisėtvarkos komitetas, kuris yra Seime atsakingas ir už konstitucinio lygmens dalykus, yra nesikį jau patvirtinęs, kad beje socialdemokratų vadovaujamas, kad vieni ar kiti dalykai gali būti priimami tame dar per tokios statuto pataisos, bet žinau, kad yra iniciatyva atskirų Seimo narių grupės. Konservatorių, taip? Jūs palaikysite tą iniciatyvą kreiptis į Konstitucinį teismą? Šitam etape aš nemanau, kad reikėtų dabar kinkyti teisininkų grupės vieną ar kitą pusę palaikant. Ateis momentas, kada Konstitucinis teismas turbūt ir šito klausimo pasisakys. Nedramatizuočiau vieno generalinio prokuroro klausimo tokiu laipsniu, kaip kažkas dabar tą bando sukelt. Kas galėtų pakeisti Valį generalinio prokuroro poste? Mes matėm, kad yra tam tikra prasme nelengvas iššūkis ir prezidentė atrasti kandidatą, nes daug stiprių kandidatų bent prieš turbūt 2 metus atsisakė, bet tai tikrai turėtų būti stipresnė ir autoritetingesnė asmenybė. Nie Walys, taip? Neabejotinai. Ačiū Jums labai už pokalbį. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Naszym gościem był dzisiaj Gintaras Steponowicz, poseł na Sejm z ruchu liberałów Litwy, były minister oświaty i nauki.